Gruodžio 26. Taigi, būk stiprus ir labai drąsus. Jozuės knyga 1 skyrius 7 eilutė. Tik būk stiprus ir labai drąsus. Yra įvairių drąsos rūšių. Viena drąsos rūšis kyla iš egotizmo, perdėto savęs vertinimo, siekimo atkreipti į save dėmesį, vertą pastą ir pasitikėjimo savimi, kita iš lengvabūdiškumo neįvertinančio sunkumų. Tačiau drąsa, apie kurią Viešpats kalba ir kurią turi stengtis turėti visi dvasiniai izraelitai, yra drąsa, kuri ramiai įvertina sutiktus išbandymus, sunkumus ir nusižeminusioje dvasioje pripažįsta savo trūkumus. Ši drąsa pasiremia tikėjimu į Viešpatį, pasitikėjimu dieviškais pažadais, kurių dėka dvasiniai izraelitai gali būti stiprus Viešpatyje ir tvirti jo galybės jėgoje. Ryžtinga drąsa nereiškia vien tik fizinę jėgą ir narsą, neatsižvelgiant į pavojus, bet taip pat ir protinę, moralinę ir religinę jėgą bei drąsą, kuri kyla iš tikėjimo Dievu, iš pergalės vilties, iš džiaugsmo Dievo taisyklėmis ir principais bei paklusnumo jiems. Todėl ji susideda iš savikontrolės, kantrybės ir drąsos. Ji yra reikalinga, nes gyvename nepalankiuose laikuose, kai kyla ginčiai ir problemos susijusios su Dievu, Kristumi, tiesa, bažnyčia ir pasauliu. Ryžtinga drąsa yra reikalinga, nes turime priešų, kurie mums priešinasi, tokių kaip Šėtono, mus pačius ir pasaulį. Drąsa reikalinga, nes turime principus, kurie turi savyje klaidą, nuodėmę, savanaudiškumą ir pasaulietiškumą. Nes turime darbą, kurį reikia atlikti, pirmiausia kiekvieną savo labui, po to bažnyčiai ir pasauliui. Drąsa yra reikalinga, nes turime laimėti daug kovų ir turime pasiekti daug galutinių apdovanojimų. Tokios ryžtingos drąsos ir narsumo negalime įsiugdyti, jei dykinėsime ir būsime neveiklus, nes neužtenka norėti būti drąsiu. Drąsą galime įsiugdyti vien tik ištikimai pasinaudojant Viešpaties dvasią, žodžiu ir apvaizda visuose mūsų kasdieniniuose išbandymuose, konfliktuose kaip mažuose, taip ir dideliuose. Klausimai: ar šią savaitę buvau stiprus ir drąsus? Kodėl, kur, kas man padėjo ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Taigi, būk stiprus ir labai drąsus. Jozuės knyga 1 skyrius 7 eilutė.